Sveiki, mano vardas Liutauras ir šiandien aš noriu pakalbėti apie sveikatą. Tiksliau, kaip palaikyti sveikatą gan šituo sudėtingu laikotarpiu. Turbūt niekam aiškinti nereikia, ant kiek jisai yra sudėtingas. Labai daug pripildyta streso atmosfera ir įtampos. Vienu žodžiu, kad yra tokie labai geri metodai, kurie gali visą šitą mūsų, sakysim, likimą palengvinti. Metodai yra labai išskirtiniai, kiek aš žinau dabar, tai jie yra tokie tikrai patys geriausi. Tokių analogų nėra. Jie sukurti pagal ajurvedos principus. Ta, ką aš studijavau, tas man labai padeda šitos visus metodus suprasti, išanalizuoti. Ir todėl informacija, sakysim taip, labai plati yra. Bet aš pasikonspektavau trupučiuką, suspaudžiau, labai smarkiai suspaudžiau, nes čia tikrai didžiulė informacija. Kam jau bus labai įdomu ten į detalės kažkokias išeit, tada galima bus pasidalinti kažkokiamis detalėmis. Bet šiaip patį principą aš tikrai čia perduosiu, ką reikia daryti, kad būtų sveikam, sakysim taip. Bent jau fiziniam lygiai. Taip, nu ir ką, važiuojam, sakysim taip. Reiškia, kad šitos metodus įgyvendinti, reikia suprast, apie ką kalba eina, kas tas mūsų yra fizinis kūnas ir iš ko susideda ta sveikata, kaip jinai veikia, kaip kas visą susidaro. Ir vėlgi paminėsiu, kad viso kurso ajurvedos aš jums negaliu duoti, bet pagrindą patį pabandžiau, aš taip sugalvojau, tikiuosi, kad tai veiks ir bus labai aišku ir suprantama. Reiškia taip, iš ko mes susidarom, reikia suprasti. 5 elementai pagrindiniai. Yra jų daugiau, bet mes šiandien kalbėsim apie 5 elementus. Tai reiškia, pirmas elementas yra žemės elementas. Kaip pavyzdys, jeigu netgi mus sudegina, lieka pelenai. Tai yra žemė. Taip, bažnyčioje sako, iš pelenų į pelenus kažkas tai tokio. Antras elementas, jau truputį lengvesnis, tai yra vanduo. Reiškia, mūsų kūnas pripildytas vandens. Ta prasme, kraujas, šlapimas, na ir visi kiti skysčiai, kurie mūsų organizme. 70, 80 iki 90% priklausomai nuo amžiaus sudaro mūsų kūną vanduo. Todėl mes turim galimybę keistis labai greitai. Reiškia, trečias elementas yra saulė. Žinau, kad daugumai čia labai keistai skamba šitie dalykai, bet aš kalbu, kaip yra iš ajurvedos principų. Saulė reiškia, kaip jinai atstovauja mūsų organizme. Mūsų organizmas yra šiltas. Mes palaikom tam tikrą šilumą. Jeigu ta šiluma krenta ar didėja, mes negalim išgyventi. Saulės energija. Jinai, paskui aš paminėsiu, už ką atsakinga, už visą šitą jo saulės energiją. Reiškia, dar tankesnis toksai elementas yra oras. Reiškia, netgi ta ugnis be oro nedega. Reikia, kad kažkas viską varinėtų šitos visus elementus, tai oras užima pagrindą. Ir mes žinom, kad mums reikalingas deguonis, į kraują patenka, su plaučiais mes jį gaunam, kvėpuojam. Tai va šitaip. Ir paskutinis yra efyras. Efyras, ką reiškia efyras, nu, šituo atveju, jisai daugiau ką reiškia, bet šituo atveju tas, kas sudaro mūsų visą kūną, kas mus išgauna formą, sakysim, taip, mūsų kūno. Nu va, dabar daugmaž aišku, iš ko mes susidarom, taip sakant, ir reiškia, ką toliau reiškia. Reiškia, mūsų tas kūnas turi tam tikrus kanalus, per kuriuos vaikšto tam tikra energija. Jo, nes pagrindiniai, kas mūsų kūną laiko sveiką ir gyvą,
Tai yra tokios pagrindinės 3 energijos. Reiškia, ta energija, pirma energija, sakysim, vadinasi prana. Kaip mūsų kūnas, mes esame visi skirtingi ir visos mūsų prigimtinės konstitucijos dalinasi į 3, reiškia, prigimtinės konstitucijos. Tai prana, tai atsakinga oras, mūsų lietuviška kalba, paskui eina tedžas, normali konstitucija, tai yra ugnis, ir odžas, tai yra, galima sakyti, vanduo žemė. Jo. Ir va šitos 3 energijos, jos palaiko mūsų ir gyvybę, ir, sakysim, sveikatą, ir jos vaikšto. Jos ne taip savo, kad mes turim vandenį ir viskas. Jo. Mūsų kraujas, jisai pastoviai juda, reiškia, ir ugnis, jinai didėja, mažėja, ir oras, jisai vaikšto aukštyn, žemyn, pavyzdžiui, kad sakysim, kaip paprastą pavyzdį, kad nueiti į tualetą, jo reikalinga oro energija, kas išstumia iš mūsų visus toksinus. Ar gimdymo metu. Ir vėlgi, kad sukelti energiją į viršų, irgi reikalingas oras, jisai sukelia kažką, tai jisai irgi ugnį, vandenį ir taip toliau. Kaip pavyzdį tokį dabar į galvą atėjo. Pavyzdžiui, kas vyksta vakare prisivalgom sunkaus maisto ir kas pasidaro. Ir pasidaro, tas maistas pavirsta į tokį vadinamą kaip tešlą. Jo, jinai, gleivinė, bloga gleivinė, pas mus yra gera gleivinė, bet jinai pavirsta į tokią gleivinę, kuri viską uždaro. Mūsų kvėpavimo takus, virškinimo takus, plaučius. Ir todėl, jeigu šiuo atveju patenka virusas, pas mus didelės problemos ir niekaip negalim įsigydyti, nes ta gleivinė jinai sustabdo ugnį, sustabdo orą, sustabdo vandenį ir žmogus pasidaro labai nesveikas. Reiškia, kodėl aš šitą paminėjau? Todėl, kad aš paminėjau, iš ko mes susidarom, kas pas mus vaikšto, ir principas yra mūsų sveikatos toks, kaip jinai sulūžta. Kada vienas elementas arba sumažėja, arba pasidaro per daug didelis, mes pasidarom nesveiki, negalojame. Ir taip pat įmanoma, kad 2 elementai pasidaro per maži, arba 3. Pavyzdžiui, vėlgi prie to pačio grįžtant prie sveikatos virškinimo, jeigu ugnis sumažėja, nebėra ugnies, žmogus nebegali įsisavinti maisto, jis neįsisavina, nors geriausią maistą gali įdėti, nieko neįvyks. Lygiai taip pat vyksta su smegenų darbu, bet čia biškį toliau pakalbėsim. Reiškia, pas mus yra 5 kanalai, pro kuriuos ta energija vaikšto. Jo, 5 kanalai, jie užima mūsų kūno skirtingas dalis. Ir kaip pavyzdys, pavyzdžiui, pirmas kanalas atsakingas už paviršių. Jo, už paviršių. Reiškia, pirmas kanalas atsakingas už paviršių ir jisai, tiksliau atsakingas už odą, imunitetą, už mūsų tonusą. Jo, bendrą tonusą organizmo. Tai čia visas toks vyksta jo. Antras, jisai yra atsakingas už gleivinę, už visą gleivinę, skrandžio, žarnyno, lytinių organų, limfą, po odos ten sluoksnis eina, jau visas irgi atsakingas šitas jo. Sausgyslės, kremzlės. Ant psichologinių lygių, nors aš apie tai stengiausi nekalbėti, tai atsakinga už emocijas, jausmai. Trečias yra atsakingas už kraujagyslės visas, už kraują, kaip jisai vaikšto.
trečias kanalas, jo, trečias tas datų. Datų tai čia tas pavadinimas sanskrito, nežinau, jis šiuo atveju gal niekam nereikalingas, bet jeigu kažką studijuos, skaitys, bus jau girdėtas žodis. Reiškia, ketvirtas kanalas atsakingas už visus organus vidinius mūsų, jo. Skrandis, žarnynas ir taip toliau. Viskas, kas susiję, visi organai gyja, jo. Tai čia ketvirtas. Ir reiškia penktas, jisai yra atsakingas už nervų sistemą. Už mūsų tokį supratimą, suvokimą, su bendravimu su šito pasaulio apskritai, jau kas mes esame ir šiaip taip toliau. Reiškia, va tokia mūsų struktūra, jo, kaip mes gaunamės pagal tos kanalus. Ir reiškia, ta energija, kurią aš minėjau anksčiau, reiškia, ta saulė, oras ir vanduo vaikšto pro šitos kanalus. Ir jeigu įmant, daleiskim, tuos kanalus, jie užsiblokuoja kažkur tai. Jo, gali būti blokas, įtampos blokas ant pirmo kanalo, gali būti įtampos blokas ant antro, ar trečio, ar ketvirto, ar ant penkto. Jo. Ir priklausomai ant kurio kanalo ir koksai blokas yra, atsiranda tam tikra problema. Jeigu aiškinant kaip šalies mastu Lietuvą, jeigu šito atveju mes imam, pavyzdžiui, Lietuva, man reikia patekti iš Kauno į Vilnių. Jo, ir aš važiuoju, reiškia, mūsų kanalai, tai mūsų keliai, ir, reiškia, pro tuos kelius važiuoja mašinos. Jo. Ir ten yra dar, aš sutiksiu šiuo atveju 5 miestelius, nes 5 kanalai. Ir kiekvienas tas miestelis atsakingas už tam tikrą veiklą. Ir reiškia, aš galiu pravažiuoti kažkokį tai atstumą ir kažkokiam tai miestelį aš nebegaliu pravažiuoti. Kaišiadoryse, daleiskim, labai daug mašinų susikaupė. Daugybė mašinų išvažiavo vienu kartu ir labai sunku važiuoti, iš lėto važiuojam. Tai vis tiek juda energija, bet labai iš lėto. Kita problema gali būti, kad kelias galbūt remontuojamas ir kelios juostos uždarytos ir tik viena juosta eina. Tai gaunasi jau 2 problemos, nes, atsiprašau, reiškia, mašinų labai daug ir kelias uždarytas. Ne visai, bet juda trupučiuką jo. Bet ir dar didesnė problema gali būti, jeigu kelias visai uždarytas ir jau sako, reikia važiuok kur nori aplinkui. Jo, tai čia didžiausia jau problema. Tai reiškia, kad tos energijos nebegali vaikščioti. Tai labai stipri liga, reiškia, pas mūsų organizme. Ir dabar, sakysim taip, kaip aš paminėjau, prana, jinai surišta su oro energija. Kada yra problema su oro energija, žmogui dingsta, sakysim, bendrai noras gyventi. Jo, jisai pasidaro pesimizmas atsiranda. Nebėra, nebesupranta, nebeužtenka jėgų, kaip pereiti. Jo, jam niekur neužtenka jėgų. Tai čia kas liečia su prana surišta. Jo. Čia ant 5 kanalo daugiausia jau šitą aš aiškinu. Nes vėlgi tas oro energija kažkokiuose kituose kanaluose, jinai darys kitokias problemas. Kas liečia ugnies energiją, jeigu yra problema su ugnies energija, tai žmogus pasidaro, reiškia, žinių trūkumas. Jos atsakingos, tarp kitko, prana atsakinga už amžinybę. Mes kaip siela, jo siela jinai yra nemirtinga šitam kūne ir jinai nori gyventi amžinai. Ir jinai siekia šitam materialiam gyvenime įgyvendinti lygiai tą patį. Jinai nori gyventi amžinai, ta prasme. Ir kai šitas, kadangi susijęs su mūsų egoizmu, ir šitas užsiteršia, ir mes nebematom šitos amžinybės, jo jinai pasislėpia pas mus tą amžinybę. Ir su ją reikia kažką tai daryti. Toliau reiškia ugnis.
ugnis, reiškia, ugnies energija sumažėja, ugnis atsakinga už žinias, jo šiaip su žiniom, už suvirškinimą, ką mes suvirškinam, žinias, maistą ir taip toliau, mūsų toks gyvybės priėmimas per ugnį vyksta. Sintezuojasi viskas. Ir reiškia, kas vyksta toliau, jeigu ugnis problema, tai žmogui pastoviai pasidaro karšta, jisai pasidaro neturintis kantrybės, labai reaguoja į viską, nes, nežinia, jinai sukelia ir baimę tokią, jo. Šiaip ugnis atsakinga už laimę. Ne už paprastą laimę, o už džiaugsmą. Jo, kada žmogus pilnas saulės energijos, jisai yra labai džiaugsmingas, nuotaikingas, labai geros nuotaikos, turi tokį gerą, kaip pasakyti, visą laiką išėjimą iš situacijos bet kokios, nes saulės energija taip veikia. Kada jinai blogai stovi, žmogus pasidaro visai toks nukvakęs, nebegali valdyti savo jausmų, jam viskas blogai atrodo, labai viskas paralyžuoja. Ir reiškia, kada trūksta vandens energijos, tai trečia vandens energija, jinai atsakinga yra už mūsų ramybę, už laimę ir už meilę. Tai yra kas pas mus labai labai svarbu. Ir reiškia, jeigu pas mus ta meilės energija vėl deficite, jo nepraeina tas vanduo. Aš žinau, kad daug kas jūsų sakysit, aš geriu gerą vandenį, galbūt aš iš šaltinėlių ir taip toliau. Mes čia kalbam visai ne apie tai. Gerimas šiuo atveju visai nepadės. Ta prasme, kažkiek tai jisai padeda, aišku, palaiko mūsų gyvybę ir taip toliau. Ten daug kas yra sistemų prigalvojęs, kad reikia kiekvienam būtinai 3 litrus vandens išgerti. Tai nepalaikoma Ajurvedos, nes skirtinga konstitucija, skirtingi žmonės, skirtingas fizinis krūvis, mes kiek išalsuojame, kiek mes iškvėpuojame tos energijos, jau kiek tą vandenį, ta prasme, vienam žmogui gali būti gerai, ten 3 litrai to vandens, jeigu jisai ir bėgioja ir taip toliau, o kitam žmogui tie 3 litrai vandens tai bus didelė problema iš tikrųjų, jau kels problemą jo organizme. Apkrovimą nereikalingą ir taip toliau. Taip, bet mes kalbam apie kitą vandens struktūrą, kaip ją papildyti, aš toj viską paaiškinsiu, nes šiaip šitą lekciją ir susidarė iš to, kad buvo klausimas, kaip atstatyti, kitais žodžiais tariant, nesimato, tos laimės nebėra jo gyvenime, kaip čia padaryti, kaip čia atsipalaiduoti, kad niekad tie smegenys visą laiką taip suspausti ir jie neduoda atsipalaidavimo. Tai va, tai atsakinga už meilę, už laimę mūsų šaltinis. Ir judam toliau. Dabar aš aiškinsiu grinai, ką reikia daryti, kad šitos problemos nebūtų. Ir pradedu nuo vandens. Reiškia, visur viskas čia surišta su gamta. Ir aišku, dauguma iš mūsų kažkaip tai mes patenkam į tą gamtą, aišku, yra tokie žmonės, kurie labai mažai kontaktuoja su tą gamtą, bet vėlgi, pavyzdžiui, jeigu aš būsiu miške ir aš būsiu vien tik žiūrėsiu į telefoną, tai čia nėra pilnas kontaktas su tą gamta ir tu negausi to, ko tau reikia. Todėl kontaktas su gamta yra kitoks. Pavyzdžiui, kalbant apie ramybę, apie meilės energiją, mums reikia tiesiogiai įlysti į vandenį. Ir reiškia įlindus į vandenį ten pabūti. Tai yra lietuviškai, kaip čia tariant, askezė. Tai tikrai askezė. Aišku, vyrams pagirtina galima sakyti, gali sėdėti ir šaltesniam vandenį. Moterims, ypač kurios visai neįpratę, kurios su labai ugninė konstitucija, kadangi yra konstitucijos skirtingos, tai geriau pradėti nuo šilto vandens. Skirtumas tik tais tas, kad šiltame vandenyje, aš paskui duosiu visus laikus, kaip jie atitinka, aš jums pasakysiu pavyzdį, kad jūs turėtumėt supratimą, apie ką aš kalbu. Pavyzdžiui, jeigu vandens temperatūra yra 20 laipsnių,
tai jum reikia prabūt vandenyje, atsimenu gerai, 47 minutės. Tai va, tai vanduo nėra toks jau super duper šiltas ir 47 minutės tai nėra labai mažai. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs pravalysit visus 5 kanalus. Visus 5. Visus tos, už kuriuos atsakingas vanduo. Jo. Ir šita problema su vandeniu jau bus įspręsta. Nenorėkit rezultato iš pirmo karto, nors tas rezultatas jisai bus. Jo. Jeigu žmogus labai neramus, čia yra, aš kalbu ne iš nuogirdų, ne iš kažkokių tai pasakojimų, tai yra iš praktikos, aš užsiminėjau žmonėmis, tokiam, sakysim, kaip čia tas lietuviškas žodis, nesvarbu. Vienu žodžiu, kreipiasi į mane žmonės ir aš kažkom tai bandau jiem padėti. Ir gan sėkmingai sekasi padėti, ja, sakysim taip. Tai žolelės gaminu, tai vėl kažką, bet labiausia su šitom praktikom, nes jos reikia ne vien, neužteks žolelių. Ta prasme, žolelės, jeigu mes grįšim prie žolelių, tai čia eina prie ugnies. Jo reiškia, mūsų sveikatą palaiko saulės energija pagrindė. Pavyzdžiui, kai žmogus susirga, kaip aš minėjau, užeina tas miukus, tai ta visa želė pasidaro, jo ta košė organizme. Gleivės tos negeros jo. Reiškia, geriam arbatą su tam tikrom arbatžolėm ir arbatoje yra ugnies energija. Jos yra skirtingos, skirtinga ugnis, jinai vis tiek saulės energija, bet jinai, pavyzdžiui, smegenim ugnis, kad priimti, jinai vienokia, jinai skrandžių biški kitokia, taip sakysim jo. Ir jinai turi skirtingą ugnį ir ta ugnis išnaikina, suskaido tą visą mūsų gleivinę ir atsidaro vėl kanalai ir mes tuo atveju sveikstam. Pagrinde mūsų visi medžiai, šakelės, viskas duoda mum ugnį ir mes tampam sveiki, palaiko mūsų sveikatą. Ir vanduo, ką daro, jisai atšaldo, jisai turi mėnulio energiją, todėl, kada mes prabūnam tokį ilgą laiką vandenyje, pro mus praeina mėnulio energija. Reiškia, kas yra svarbu. Pabuvus tokiam vandenį, bet 20 laipsnių žmogus išlips labai sušalęs. Aišku, viskas labai gerai, jeigu vasarą čiki-piki, išlindai ir saulutė kaitina, tai nieko daryti nereikia, tu gali atsigult, pagulėti ant saulutės. Aš praktikuoju įvairiose, kaip sakyt, aplinkybėse ir pavyzdžiui, kai aš dabar ne Lietuvoje randuosi, Anglijoje, tai Anglijoje biški šiltesnis vanduo, bet Lietuvoje ten toksai, kai buvau paskutinį kartą, buvo 1-2 laipsnių temperatūros. Reiškia, aš ten stovėjau tam vandenyje, tai vienu atveju iš karto, nes 2 laipsniai maksimum buvo vandens temperatūra ir reiškia, tada užtenka prabūt tik tais 4,5 minutės. 5 minutės, sakysim taip, jo. Kad įsivalytų visi kanalai, kad vanduo praeitų pro visus kanalus. Labai staigiai reakcija vyksta, jo. Bet kad šitokią praktiką daryti, turi būti pasiruošęs tas psichinis kūnas, psichinis protas, jo, kad sąmonė būtų pasiruošus, kad aš įveisiu, nes jeigu mintise bus, aš neįsiu, numirsiu, man ten peršalos visi organai ir taip toliau, tada geriau šito nedaryti. Praktikuoti su šiltesniu vandeniu, jo. Nors tas šaltas vanduo, jisai dar duoda ekstra tokį tonusą, jisai tokį duoda, čia labai gerai tinka vyram, jo, ir jis iš karto bet kokį stresą nuima, jis yra automatiškai ir ten taip toliau. Bet svarbu prabūt tą laiką. Ir iš tikrųjų, kai įpranti prie šitų procedūrų, nėra taip šalta. Pradžioj keletą sekundžių šalta, bet kadangi tavo sąmonė pasiruošus ir tu paskui, aišku, vyksta ten tam tikri procesai, tu juos jauti, kad vyksta, nes šiaip nepaprasta sėdėti lendiniam vandenyje. Bet rezultatas geras. Ir aišku, tokiu atveju reikia eiti į pirtį, kad iš karto iškaitintų visą, nes tada ugnis išvarinėja tą visą vandenį. Jo, labai gerai. Pirtį tada pasėdi, reikia nemažai pasėdėti, kokie 40 minučių. Nereikia, kad būtų pirtis ten nežmoniškai užkaitinta.
normalioje pirty, kaip sakant, kaip mes visi jau pripratę. Yra ten, galiu aš duoti detalės, vėliau kokios tiksliai duomenys geriausios pirtis, bet čia jau atskira tema. Reiškia, jo, kai po šalto vandens būtinai reikia sušilti. Nu, jeigu nebuvom mes tokiam šaltam vandenį, nu, daleiskim 20 laipsnių. Irgi gerai įpirti, bet jeigu pirties nėra, labai gerai atsistot po karštų dušų. Arba į karštą vonę. Arba jeigu darot tą procedūrą vonioj, tai po šaltos vonios, aš pavyzdžiui, vat, namuose darau čia vonioj, jeigu man tenka namuose, jo, šiaip stengiuosi ežeriuke kažkokiam dar, bet dabar šio laiku per šalta, nes aš iš ežeriuko kol pareisiu, kol parvažiuosiu, tai nieko gero nesigausiu, aš iš tikrųjų galiu, nu, gausiu traumą nuo to vandens, o ne pliusą. Tai reiškia, va, šitokie dalykai, reiškia, nu, pabuvom tam šaltam vandenį ir sušilom. Reiškia, kam jau labai blogai reikalai yra, kas negali pabūt vandenyje, tai aukščiausia temperatūra, kuri gydoma yra tokia, sakysim, nu, apie tą, ką mes kalbam, apie mėnulio energiją, jo. Nes galima ir karštesniai vonioje gulėti, kad atpalaiduotų, bet čia jau bus visai kitas gydymas. Šituo atveju mes kalbam apie mėnulio energiją, reiškia, ta mėnulio energija, jinai eina iki 27, iki 28 laipsnių. Nu, geriausia pasidaryti vonę, daleiskim, jeigu vonioj gulit. Dar vienas dalykas. Užtenka, nebūtinai, kad viršutiniai pečiai būtų vandenyje. Čia eina kalba, jeigu vandenyje ežere stovi, tai iki pažastų. Krūtinė apsemta, va šitoks lygis, jo. Va šitoks lygis, va. Nu. Ir viskas gerai. Galva neturi būti sušlapus, visai nereikia. Reiškia, tai va, apie tą, ką aš čia sakiau, tai reiškia 27 laipsnių temperatūrą mes pasidarom, šalia galim virduliuką turėti, su termometru būtinai išmatuoti, čia ne ant akies darosi, čia labai tiksli, kaip sakant, scientific, moksliškas priėjimas, kad palaikyta temperatūra, jo. Aišku, aš paskui padalinsiu laiką, bet tokioje 27 laipsnių temperatūroje reikia išbūt, jei neklystų, valandą 15 minučių. Tai ilgas laiko tarpas ir vis tiek pasidaro šaltoka, jo. Ir ypač pas jūs, kai yra kažkokios problemos, nu, sakysim, trečiam kanale kokia nors problema, jo. Ir, nes kiekvienas kanalas priėjimas turi tam tikrą savo laiką. Aš iš tikrųjų turėjau pradėti nuo kitos, kad viską paaiškinčiau, bet aš pradėjau nuo kito galo, kadangi su vandeniu surišta, galų gale norėjau apie vandenį pakalbėti labiausiai, nes tai buvo prašymas mano apie vandenį, kad pasidalinčiau. Reiškia, tas laikas jis užima, jeigu jūs būsit, nu, sakysim, vėl grįžtam prie 20 laipsnių temperatūros ir ten reikia rastis 47 minutės. 37, o viešpatį, nu, nesvarbu, neatsimenu aš dabar, susimaišiau. Patikslinsiu paskui laiką. Nu, imsim pavyzdį, 20 laipsnių temperatūroje reikia rastis 37 vis tik. Tai reiškia taip, jeigu mes prabūsim 10 minučių, įsivalys vienas kanalas ar 2 kanalai. Jeigu mes prabūsim 20 minučių, įsivalys 3 kanalai. Jeigu mes prabūsim 30 minučių, 4 kanalai. Ir tik po tam tikro laiko 5 kanalai. Bet tai reiškia, kad jeigu jūs neiškentėjote iki galo, vis tiek įsivalė tam tikri kanalai. Ir ypač jeigu jūs žinot, kur pas jūs problema, jo, daleiskim, jeigu tai neina kalba apie galvą, jo, nes, nu, šiuo metu didžiausią stresą sudaro, jo, tas neturėjimas to mėnulio, jo, pas mus, nu, tas mėnulis gadinasi, jeigu imt psichologinę būseną, tai nu, moteriška pusė atsakinga už tą mėnulį, jo, bet tiksliau mama atsakinga, jo, ir jeigu ryšiai su mama kažkokie tai nėra geri, tas mėnulis vėl suprastėja, mes mažai susiliečiam su žemė duoda mum tą mėnulį, jo, nu, daleiskim, žemė, kad, kaip čia pasakyti, ne to, kad grabe, nu, karste gulėt ar dobėje, jo. Reiškia, jeigu yra šiltas oras, jūra ar pležas, tai galima po smėliu, ant smėlio jau gulint jau gauni įžeminimą, jo. Dirbant su žeme irgi gauni tam tikrą įžeminimą. Bet jeigu apsikasė smėlį, va, aš kartais į Tenerifą važiuoju, ten žmonės guli, kartais apsikasė to smėliu, tokiu juodu, žinai, jisai iš lavos, labai maistingas. Tai reiškia, tai labai, nu,
įžeminimą duoda, bet ten viskas, ten ir žemė, ir saulė, ir viskas. Tai va čia tokie dalykai, kas liečia vandenį, jo. Reiškia, kanalai po biškį valosi. Dabar pereinam į stichiją oro, jo, oras. Reiškia, kada mums nebesinorim gyventi, kada tokia apatija užeina, kada mes pradedam, taip, nebematom tikslo, jo, kad nebėra, ta amžinybė dingsta, jo, kad nebėra azarto, atrodo, viskas, neįmanoma nieko padaryti, viskas nesiseka. Tai čia oras, jo. Ir reiškia, ta oro stichija, jinai gerinasi vaikščiant po mišką, kur ypač jeigu lapuočiai yra. Ir reiškia, geriausias yra dalykas, tai yra gamtoje vaikščiot ir dar geriau yra bėgiot. Aišku, vaikščiot tie, kas negali bėgiot, o kas jau gali bėgiot, tai reikia stengtis po biškį bėgiot ir kad pasiekt, reiškia, kad išvalyt 5 visus kanalus, kad atsistatytų tie smegenys, ta psichika. Tarp kitko, šitą techniką tokia galinga, suderinus ją su vandeniu ir su šituo, bėgiojimas gydo net šizofreniją. Jo, tai, aš nekalbu apie tai, kad visos šitos technikos gydo autizmą, visas tas, ADHD, kaip jos vadinasi lietuviškai, ADHD, jo, lietuviškai. Sorry, kaip sakant, Anglijoje gyvenu, man biškai su ta lietuvių kalba kažkaip, ne to, kad aš jos nemoku, bet daugiausia kalbu tai rusiškai, tai angliškai ir kažkaip gaunasi, kad reikia pagalvoti, ką lietuviškai pasakyti. Tai nereiškia, kad aš pamiršau lietuvių kalbą, bet truputį maišasi. Reiškia, taip mes kalbam apie orą, jo, ir reiškia, kada bėgioju, aš tą oro energiją pravarinėjau pro tos kanalus, pro užspaustus tos kanalus, kurie užsidarė, aš ją pramušinėjau per jėgą, aš dadedu jėgos, dėl to bėgimas yra efektyvesnis, vaikščiojimas, tuoj aš pasakysiu laiką, jūs tik prisiriškit saugos diržus, kad nenugriūt nuo laiko. Reiškia, bėgioti reikia vieną kartą į savaitę, čia vieną kartą į savaitę, tiksliau, kas 6 dienas vieną kartą. Kad laikyt tonuse savo kūną, kad jokios lygos neprieitų. Aš jums duosiu vieną labai didelį pozityvų dalyką. Jeigu jūs laikysite šitų eskezių, jokie vėžiai, jokie nieko negresia. Tikrai negresia. Dar prieisiu prie ugnies, kaip ugnį gerinti jo. Bet vien šita, pavyzdžiui, nuo bėgiojimo, nuo vaikščiojimo, vaikščiojimas biški tikrai ilgiau reikia, bet bėgiojimas labai greitai skaido, pavyzdžiui, jeigu moterim miomos yra ar dar kažkokie nepiktybiniai augliai, viskas ištirpsta. Jokių operacijų nereiks nieko. Labai efektyvus čia veiksmas. Bet reikia bėgioti 2 valandas vieną kartą į savaitę. Aišku, nenorėkit per vieną dieną visą šitą pasiekti. Jo, pamažu, kaip sako, building up, kad pastatyti visą šitą iš eilės. Reiškia, mes po truputį, kiek kas gali, galim bėgioti kilometrą bėgiojam. Įkūrėjas šitos sistemos pradėjo šito užsiminėti, jisai ir jogą užsiminėjo ir visko, ir vieną kartą jam teko prabėgti iš vieno aerouosto galo į kitą aerouosto galą ir sako, aš nesupratau, kodėl aš taip uždusau, sako, čiut nemirtinai. O ir jogą 2 valandas darau kiekvieną dieną, tarp kitko, ne čiut kiekvieną dieną. Ne visai kiekvieną dieną, nes porą dienų gal ten jis nedarydavo. Bet po 2 valandas jogą, taigi čia, didelis jogas, kaip sakant, jo. Aš tai gyvenime nedaręs 2 valandas jogos. Jeigu darydavau Surya Namaskar, tai mano joga užimdavo, daug dievė, pusę valandos. O šiaip ant greičio būdavo, tai kokia 15 minučių. Aš dar kitus biškį pratimus darydavau. Būdavo laikas, kada darydavau aš tą jogą ir ne jogą, nes martial arts susiminėjau, tai po valandą kiekvieną rytą darydavau. Bet čia jau kitas laikotarpis biškį. Bet šiaip joga 2 valandos ir užduso žmogus. Ir suprato, kad reikia kažką daryti su to bėgiojimu. Ir jisai prie šitų visų... Aš gale pasakysiu pavardę, kas rusiškai supranta, galės patys pasinagrinėti. Aišku, ką aš čia dabar sakau, tai iš visų lekcijų, iš visų konspektų sukaupta informacija, todėl daug paprasčiau, daug lengviau, nes jeigu jūs pradėsit dabar klausyti, daug ko bus nesuprantama,
nu, sudėtinga gali būti jo. Ypač jeigu nesupranta daug mūsiškai rusiškai šiom dienom, nu, tai dar sunkiau. Nes ten yra kažkiek tai lekcijų ir anglų kalba pasiebiškai, bet nu, aš klausiau, sudėtinga gautųsi suprasti, jeigu nieko nežinai. Praktiškai super duper sudėtinga, beveik neįmanoma suprasti. Turi būti bent jau tas toksai backgroundas ajurvedos supratimo, jo, apie ką išvystyta kalba eina, nes čia kaip kosmosas toksai gaunasi, ką aš čia pasakoju. Reiškia, važiuojam toliau. Reiškia, bėgiojimas 2 valandas išvalo visą organizmą. Nu, prajudina orą iki tam reikalingo lygio ir duoda, vėl atstato tą amžinybę. Kokia tendencija yra? Pavyzdžiui, aš žinau pagal save, aš bėgiodavau tankiai net 2 valandas iš pradžių, nors aš visą gyvenimą bėgioju, bet man užtekdavo valandą bėgioti. Paskui kažkas pasakė, sako, va, čia reikia ir 3 kanalą, kad reiškia, nu, virš valandos reiktų bėgioti, kad ir vidaus organai čia, ir sąnariai, kad gytų, žinai, nes nuo bėgiojimo sąnariai gydosi, jo, nors ir kaip keistai tai neskamba, aš turiu ir patvirtinimų, ir visko. Ir net jeigu paimsim mūsų lietuvių, ten pavyzdžiui yra Biržų krašte, aš žinau vieną, kaip jinai Likienai vadinasi. Irgi ten aš klausiau, kas dirba, tai sakė, judina irgi jiem ten tus sąnarius, kad nu, pagerinti tą prasme. Ta pati sistema vis tiek, tik kitais būdais. Ir reiškia bėgiojimas gydo sąnarius, daug ką gydo, nu, bet čia atskira tema, aš nenoriu užtemti, nes, nu, labai įsiplėst galima, žinai, nusibosiu jums klausyti, šiais laikais nieks tiek ilgai neklauso, kiek aš čia kalbu, bet aš kalbu, vat, nu, kad tikrai. Ir reiškia taip, su bėgiojimu, kas surišta, kas negali bėgiot, gaunasi dvigubai viskas. Vaikščiot reikia 4 valandas. Vėlgi, atsiminkit, 1 kartą į savaitę. Jo, čia ne to, kad kiekvieną dieną. Nors yra, aš žinau, žmonių, kas bėgioja, daleiskim, faktiškai 2 valandas kiekvieną dieną. Nu, bet čia daugiau surišta su sportu, ne su sveikata. Aš nežinau, nors jisai galvoja, kad su sveikata surišta, bet čia jau kitas dalykas. Aš šito negaliu nei patvirtinti, nei atmest. Nu, vienu žodžiu reikia jaust, kad organizmas būtų pasikrautų. Ta prasme, per šitą visą laiką, per 6 dienas organizmas atsistato, pasikrauna labai gerai. Aš bandžiau bėgiot, reiškia taip. Nu, aš bėgioju kiekvieną savaitę po 2 valandas, kas 6 dieną. Kartais kas 7, nu, 1 kartą į savaitę, kaip išeina, žinai, 6-dienį va išeina ir 6-dienį bėgioju. Bet šiaip, jeigu man yra šansai, aš jau 5-dienį bėgsiu ar ten dar kažką, pagreitinu biškį. Ir kai nedirbu, tai aš bandžiau bėgioti kiekvieną dieną, daleiskim kiekvieną dieną po 45 minutės arba po valandą. Nes, nu, po 1 dienos bėgiojimo, kitą dieną nebėgiodavau, nes, nu, jaučiasi vis tiek tas krūvis, nu, tos kojos biški pavargsta. O jau už dienos, jau tu gali bėgti 45 minutės ar valandą, nu, žiūrint vėlgi kaip jaučiasi. Jo čia aš kalbu apie, būdamas Tenerife, aš pajaučiau, kad pas mane, nu, labai daug energijos lieka ir viskas gerai, aš galiu vėl bėgti. Nes geras maistas, pilnavertis maistas, ten visko yra, viskas auga, ten tokia, nu, rojaus planeta. Tai visai kitaip. Čia, pavyzdžiui, Londone, nu, atsistatymas ilgiau užima, žinai, jau tik tą nuovargį ilgiau, žinai, ne taip gaunasi. Ir vėlgi priklauso ar vasara, ar žiema, ar ruduo, ar vėl kažkoks oras. Tai va. Tai, kas liečia bėgiojimą, jo. Aš turiu kažkur tai kitą video padaręs, tiksliau išskaidęs, kai reiškia, kai bėgioji, kas vyksta. Ten prie medžio aš stoviu, tokia video, niekas gal jos nežiūri, gal aš angliškai padaręs, nežinau, gal yra ir lietuviškai, man atrodo. Ir reiškia, ten tikslesnis paaiškinimas, ką, nu, kiekvienas sluoksnis duoda jo. Tai va, kas liečia bėgiojimą, tai bėgiojimas, jisai gydo energiją, jisai atstato energiją, žmogus energingas pasidaro, tai jaučiasi iš karto. Ypač, nu, atstato visai ir degonijas priėmimą, viską, ir apetitą, ir viską, ir taip. Nors tai ne visai surišta su ugnimi. Ir dabar mes prieisim prie ugnies. Reiškia, ugnis atsakinga irgi už laimę, bet tiksliau ne už laimę, o už džiaugsmą. Saulė yra džiaugsmingas produktas, toksai, sakysim, tokia gyvybė, dievybė. Džiaugsminga, džiaugsmą duoda. Ir už žinias atsakinga mūsų gyvenime, jo,
Nes ugnis reikia, kad perdirbtų. Su ugnim mes suvirškinam informaciją ir taip toliau. Jeigu, pavyzdžiui, pa žmogų labai sunkiai ugnis ir jam labai sunku klausyti, vat net ką aš čia kalbu, jis pavargs netgi. Jo. Ir taip čia nebus lengva, nes čia kažkokie naujos istorijos gaunasi. Reiškia, ugnis atsakinga už žinias, nes mes, kai nežinom, tai aš jau minėjau, pasidaro, baisu, jo, baimė apima, tai čia baimės sukėlimas tokia, irgi pyktis kyla labai, ir dar daug problemų gali susikurt, šiaip pasireiškia kaip karštis, jo, kaip karštis pasireiškia. Karštis organizme ir miegot naktį ir, reiškia, problemų ten, jeigu galiu paminėti, pavyzdžiui, jeigu ant pirmo kanalo bus, ant pirmo, antro, sakysim, ugnies problema, jo, tai bus pa žmogų greičiausiai alergija, odos problemos, sunkiai bendraus žmogus, žinai, labai užsidegantis toksai, kantrybės neturintis iš karto. Jeigu ten ketvirtam kanale, kur vidaus organai, tai gali būti, žaizdos skrandyje, cirozė kažkokia, tai jo su krauju surišta, nes ugnis ir ten tą diabetą labai greitai padaro, jos suėda ugnis pankreasą lietuviškai, jo. Pankreasą išnyksta, jis nebegali funkcionuoti ir diabetikas žmogus pasidaro nuo ugnies, kai ugnies reikia šitą dalyką spręsti, nes tai pavojingas daiktas. Reiškia, tai ką daro ugnis blogą jo. Ir penktam lygiai, penktam psichiniam lygiai pas mus ugnis, jinai daro baimę tokią. Baimę, labai, baisus pasaulis pasidaro. Tai va, kas liečia ugnies. Ir dabar kaip mum ją gydyt. Už virškinimą, aišku, irgi ugnis atsakinga jo. Ten, reiškia, kada ugnis prasta, mes galim jau, kaip minėjau, įdėti geriausią maistą ir tas maistas nesusivirškins. Jo. Ir jeigu ugnis gera ir net jeigu prastas maistas, tai bus geresnis rezultatas. Jo. Jis vis tiek suvirškins ir įskaidins iš net pačią viską, kas geriausia paims su gera ugnim. Ir ugnis žarnyne visur jinai vyksta. Jo. Dabar reiškia, kaip gerinasi ta ugnis. Dar problema yra, jeigu psichiniam lygiai, penktam, jeigu paska ugnies problemos, tai gali būti epilepsija nuo saulės, jau ant saulės tokie žmonės negali būti. Šiom dienom sako, net aš girdėjau, mūsų ministrė dabartinė, negrinai health minister, čia Anglijos kalbu aš. Vienu žodžiu, jinai sako, jinai turi vėžį odos ir sako, tu negimėjai, kad būtent saulės, tau nepasisekė tokia prigimtis tavo, žinai. Čia dažniausiai tie ryžiai žmonės tokie šviesi, kurie su visokiais taškiukais ant veido, kaip jie čia vadinasi lietuviškai, strazdanos, kažkas tai taip, atsiprašau. Reiškia, su tais jie ugniniai žmonės, jie dažniausiai karšti būna tokie, čia vienas iš tokių, kaip atpažinti galima, jo žmogus. Ir šitie žmonės labai bijo vandens. Nes, čia, sakau, galėčiau įsiplėsti, čia iš karto pagal veidą, pagal kaip žmogus kalba, iš karto gali pasakyti, ar jis turi alergiją, ar jisai neturi, ir kaip, ar jis mėgsta vandenį ar ne, žinai, iš karto matosi, žinai. Tie žmonės prastai, jie niekada nesimaudo, jiem visą laiką šalta, jo, pas ką daug ugnies, nes oras šaltas, vanduo šaltas ir aš niekada neįlysiu. Tai reiškia, kad bloga ugnis. Ir ką reikia daryti? Reiškia, statika padaro tą ugnį gerą. Reiškia, jeigu paprastai sakant, atsistoji prie sienos, gali ir nejudini stuburo. Jo, prie sienos pridėjai, reiškia, ir stovi. Ir nejudini nei kojų, nei pirštų, nieko. Reikia išstovėti 1:10 val. Tai praeis pro visą kūną tą statinę energiją. Vėlgi, iš pradžių gali tai nesigauti, nes yra buvę, aš nenoriu jūsų gąsdinti, bet yra buvę tokių atvejų, kad žmonės yra nukrytę be sąmonės. Kas reikia pabandyti gerai pasverti savo tokį, galimybės, jo, kad
nu, ar kažkas būtų šalia, ar minkštai pasitiest galų gale, žinai, kažką tokio. Tai reiškia, va šitas dalykas, tas statinė įtampa, jinai naikinasi su stovėjimu va tokioj nejudančioj padėty. Rankas galima judinti, kojų negalima judinti, jo rankos jos neatstovauja tavo tiesioginės tos energijos. Jo. Bet šiaip geriausia iš vis prastovėti ramiai be rankų net judinimo, idealiausia bus. Vėlgi, kam labai sunku stovėti, nes yra, aš tikrai žinau žmonių, man pavyzdžiui lengviau stovėti, bet daug kam, nu, man visaip yra lengva, gan, nes aš senai praktikuoju. Poza almaza, kaip nu, poza tokia yra jogos almaza, kada, nu, kojas, va taip, padus su padais suremi ir taip sėdi, žinai. Nu, čia daugiau valysis apatiniai kanalai, bet vis tiek jisai valo visą organizmą, jo tą statiką nusiema tas spaudimas, jo. Tai pagerina, tai reiškia, kada tie kanalai prasivalo ir netgi žmogus, kuris turi alergiją, dingsta, nu, jinai turi būti surišta su vandeniu, jo, nes vanduo gydo alergiją šiaip. Bet irgi jau saulė nebedarys to, kaip vadinamo šiom dienom, kaip kas sako, kenkimo. Nebebus tokios kančios nuo tos saulės. Žmogus galės stovėti ant saulės. Kad dar geriau veiktų šitas visas, jo, idealiausia yra, ir šiaip, nu, pavyzdžiui, aš tik pasakysiu vieną sferą, idealiausia yra stovėti prie medžio. Prie spygliuočių. Kodėl prie spygliuočių? Todėl, kad jie nuima visus virusus, jie veikia kaip antibiotikai gyvi. Ir medis turi 10 kartų daugiau ugnies negu žmogus. Jo? Todėl prie medžio dar susidaro dar papildomas sunkumas stovėti. Stovėti prie medžio gaunasi tikrai sudėtinga. Gali būti vienam visai nesudėtinga, kitam pas ką jautresnis kūnas labai sudėtinga. Jo. Vėlgi ten gali, nu, reikia prajaust, ar aš galiu ar ne, nes ypač kai kuriuose kanaluose problema yra, pasidaro sunku net kvėpuoti ir taip kažką tai, nu, vienu žodžiu, sunkumai yra tam tikri. Ir jeigu žiaurūs sunkumai, nes yra kažkokie tai medžiai, reikia, kad medis būtų būtinai tiesus. Jo aukštin žiūrėtų, kad tiesus, nekreivas. Nes aš esu bandęs prie įvairių medžių, tokių kreivotų ir net bloga pasidaro nuo jų, žinai. Nes ten kažkokia kreiva ta energija vyksta. Tai va, tarp spygliuočių medžių ir jie turi galimybę užmušti virusą. Daleiskim, jeigu jūs nueisit su sloga, tik tais pradedančia prie medžio pastovėti, prie pušies ar prie eglės kažkokio spygliuočio, aš va stoviu prie tų tokių raudonmedžių, tokia minkšta odelė, nu, jie didžiuliai tokie užauga. Ir jie irgi labai gerai gydo. Ir jeigu su sloga nueini, nu, pradedančią slogą, jie nuima tą slogą iš karto, nu, išsausina viską, visą tą gleivinę, tą ugnis išdaužo. Ir aišku, pataisys virškinimo sistemą viską. Vėlgi, tai viskas ne per vieną dieną, bet jeigu darysit šitas visas praktikas, tai jausit rezultatą greitai. Dabar kokie dalykai yra, ko reikia saugotis? Reikia saugotis, ypač jeigu yra ugnies problema, tai reikia pradėti nuo vandenio, nuo vandens, nes stovint prie medžio ir bėgiojant gali atsirasti skausmas galvoje, nes tai sukeliam ugnį bėgiojant. Jo, ta prasme, sveikatos atveju yra labai gerai, bet tai sueina ugnis, jinai bėgi ir jinai sukyla užkaitinį, nes mes kai bėgam, mes sukeliam temperatūrą, tokiu va dirbtiniu būdu, jo iš mūsų ta ugnis išeina. Aišku, toksinai išprakaituoja, ten viską, bet reiškia sukeli tą visą temperatūrą, ugnį, ir jeigu nėra vandens procedūrų, gali pasidaryti didelė problema. Todėl geriausia yra, idealiausia pradėti nuo vandens. Ir priimkit, prašau, rimtai šitą dalyką, nes nuo vandens tikrai nebus problemų. Negalvokit, kad galima nušalt. Žmogus pasirodo, taip jisai yra pritaikytas, kad jisai būdamas net lediniam vandenį, ten daleiskim, ten tas 5 minutės aš buvęs ir dar ilgiau,
Ir niekas, nieko tu nesusirgi nieko. Jo, nu, faktiškai mes susirgam greičiausiai nuo mūsų minčių. Nu, aš traukinėjau nosį pastoviai, pasakysiu, todėl, kad turėjau operaciją ir ten pastoviai jaučiasi pas mane, nu, nosies operacija. Daug kas gali prikišti, sakys, kodėl pas tave čia taip neveikia viskas gerai. Nu, šiaip tai iš esmės mes nesam idealūs, kad ir nedarydami visas idealias šitas praktikas. Aišku, bus labai geras jausmas ir viskas, bet mes turim tas tendencijas tai persivalgyti, dar kažką tai, nu, ir vėl apsineša, todėl, nu, pastoviai reikia žiūrėti tą kūną, žinai, kaip sakant. Bet, nu, vienu žodžiu, geriau yra natūraliai gyventi ir, nu, kad būtų kažkokia laimė, vat, kaip mes vandens procedūros, jo, mes juk nenorim gyventi šiaip sau, mes norim, kad ir mylėti, ir būti mylimi, ir laimingai gyventi, jo, ir linksmai, kad būtų, ir kad saulės energija, jo, nes dabar, jeigu, kaip minėjau, žmogus nueina pas gydytoją ir sako, va, man su oda problemos, reiškia, tas tabletės įima, nuo dulkių visokių alergija, nuo gėlių alergija, nuo žiedų alergija, nu, ir viską jis daro, žmogus padidina tik tablečių kiekį jo. Nu, tai nėra sprendimas, tai aišku, nieko gero šitas nesibaigs jo. Tai reiškia, kad su ugnim problema. Todėl, vadaleiskim, kaip pavyzdys, aš pas mane, kur čia aš gyvenu, su indusais daug bendrauju, pas jos čiutnekas ten, nežinau, kas antras žmogus diabetą turi. Labai sunku atrasti, kuris diabeto neturi. Nes jie valgo va tą čilį, to čilį prisivalgo, sportuoti jie nemėgsta, jie nieko nesportuoja, jie nieko nedaro, reiškia, ta ugnis neišeina ir jokių tų pratimų jie nežino. Nu, tu prasme, nesveikas gyvenimo būdas toksai va priveda prie šitokių dalykų. Tai va, kas liečia vandenį, jeigu jūs praktikuosit, aš nežinau, dar gal kažko tai nepasakiau, galbūt kažką praleidau, nes kalbėjau grinai iš galvos, nors turiu čia šonę biškį susirašęs konspektuką, nu, čiučiut užmečiau akį, bet nu, kažką tai maždaug viską taip apibūdinau, viską pasakiau. Taip, kad likit... nepasakiau autorius. Autorius visų šitų yra, aišku, čia nuo pradžios yra iš vedų, visas šitas su vedų raštais surišta, Ayurveda šiuo atveju, ir pats autorius yra profesorius Torsunovas. Jeigu kam įdomu, galite užėjti ant saito, kas rusiškai suprantat, galite, nu, pasiskaityti, lekcijas atsirasti ir taip toliau. Jo, čia jisai praktikuojantis, jisai nėra taip, kad tik tais kalba, jisai viską pasakęs ir viskas vyksta. Tai va, kaip sakant, laimingo kelio, jeigu kam kažkokie tai individualūs klausimai kils, tada jau reikia su manim susisiekti, kažką tai sutarsim, nutarsim, kažką tai patarsiu. O šiaip visa šita praktika yra labai labai galinga. Aišku, niekas netmeta vis tiek psichologijos aspektų, jo, kurios ten yra, nes, daleiskim, aš minėjau, nu, pavyzdžiui, medžio energija, dar vat paminėsiu, atsiminiau, medžio energija, va ta ugnis, bet kokį vėžį gali išnaikinti, bet jeigu žmogus tikslingai save nuodija kažkaip tai, nu, tai vis tiek nieko gero nebus, ta prasme, jo. O šiaip, jeigu žmogus tengiasi, vat, nu, praktikuoja šitokias praktikas, tai viskas labai, labai gerai. Aišku, kaip minėjau, visi, nu, kad ant skirtingų kanalų, vaikščiojimas dvigubas yra. Ten gali pradėti, daleiskim, bėgiojimo metu, truputį, tarp kitko negali pradėti, o pradės, garantuotai pradės, nes organizmas pradeda valytis ir praskaudės visi, ir keliai praskaudės, ir dubens sąnariai, nes gydymas vyksta, išlenda. Pradžiai vedu toksai principas, iš pradžių sunku, paskui lengva, jo, nes, nu, kaip mes pradedam su medžiu, prie medžio stovim ir jo energija užeina pas mus, jo, ir, nu, tai nėra lengva, čia tas pats kaip mes prašom kažko tai, nu, daleiskim, trenerio, kai treniruotė vyksta. Mes norim, kad jis mus išmokytų, bet jis tankiai kažką tai gali kalbėti, kas mums nepatinka, kaip pavyzdys. Nu, kažkas atrodo arba nuobodu, arba per daug sunku, arba ten bėgiot verčia, ar dar kažką tai jo. Nu, ta prasme, mūsų gyvenimas, filosofija, jinai turi būti tokia, ypač pas ką amžius didesnis, čia kas labai jauniem, tai galbūt ir nebus taip čia įdomu viskas. Reikia labai, kad razumnas būtų sutvėrimas žmogus, kad domėtųsi tokiais nuo pat jaunystės. Yra kas domisi, aišku, ir labai jauni.
Bet tai ne dauguma. Dauguma, kada mus pradeda metai grąžinti, slenkt prie žemės, tada mes pradedam domėtis labiau visų šito. Nu, tai natūralus procesas ir kuo mes daromės vyresni, senesni galima sakyti, tuo daugiau mums reikia rūpintis. Tai va, sėkmės.